Žmogus, kaip ir viskas, kas gyva šiame pasaulyje, yra laikina būtybė. Ir galbūt tokia mintis nėra priimtina kiekvienam, tačiau jį padeda įprasminti savo gyvenimą pastangomis, kol esame šiame pasaulyje, kol galime jam duoti dalelę savęs ir dalelę iš jo pasiimti. Žinoma, šis santykis kiekvienam suprantamas individualiai, tačiau bet kuriuo atveju visi atsidursime ten pat. Ir mes čia ne visai apie tikėjimo žodį, jo versijas ir sklaidą mūsų šalyje, mes apie žemiškesnius dalykus, apie kuriuos pakalbėti taip pat verta. Klaipėdos apskrityje, Dovilų seniūnijoje, Lebartų kaimo pašonėje yra įsikūrusios antros pagal dydį kapinės Lietuvoje, kurios taip ir pavadintos – Lebartų kapinėmis. Antros jos tik formaliai, kadangi jas lenkia tik visai jaunos Kauno rajone besiformuojančios Vainatrakio kapinės, kurioms čia bus skirta apie 80 hektarų žemės ploto. Tačiau kol pastarosios kapinės tik pildosi amžino poilsio išėjusiais velioniais, Lebartų kapinėse 60 hektarų plote laisvų vietų sparčiai mąžta. Nors šalia kapinių pastatytas naujas ritualinių paslaugų kompleksas, krematoriumas kartu su gedulo bei atsisveikinimo salėmis, bei dar 2007 metais pačiose kapinėse įrengtos sienos urnoms su mirusiųjų pelenais laikyti, bet laisvų vietų skaičius Lebartų kapinėse periodiškai kelia diskusijų dėl naujų sklypų paieškos galimybių. Tad šiandien siūlome pamatyti Lebartų kapinių plotus iš paukščio skrydžio, aplankyti nedidelius maldos namus įsikūrusius pačiose kapinėse. Bei primename, jog Klaipėdos miesto kapinių informacijos ir duomenų valdymo sistemoje pagal vardą ir pavardę galite rasti kapavietės vietą žemėlapyje, velionio gimimo ir mirties datas. Nuorodą į šią sistemą paliekame aprašyme po video. O jūsų prašome nepamiršti prenumeruoti šį kanalą, spausti patiktukus, dalintis mūsų video įrašais ir komentuoti. Tai mus įkvepia kurti naujus siužetus.